dauguma mūsų, nesvarbu kur esame, norime, kad Europa būtų vieta, kurioje galėtume oriai dirbti ir gyventi. Kiekvieną dieną profesinės sąjungos visoje Europoje dirba ir stengiasi, kad priartėtume prie šio tikslo. Būtent dėl darbuotojų ir profesinių sąjungų darbo ir pastangų darbo vietose, prie balsadėžių ar išėjus į gatves, šiandien galime džiaugtis laisvais savaitgaliais, apmokamomis atostogomis ir laisvę pasakyti už tai, kas teisinga. Visada atsiranda tokių, kurie naudodamiesi baimę ir susiskaldimu bando mus sustabdyti ir grasina atimti mūsų pergalės, priversti mus dirbti ilgiau ir sunkiau. Bet mes neleisime jiems mūsų nutildyti. Šiuose Europos parlamento rinkimuose sprendžiame mes. Todėl dabar birželio 9-ąją eikime balsuoti, kad apsaugotume savo laisvės ir užtikrintume, jog niekas nepriiminės sprendimą už mus. Kai ateinančios kartos paklaus, ką padarėme, kad apsaugotume savo laisvės, galėsime pasakyti viską, ką galėjome.